Čia yra mūsų pozavimo mėgstamiausia vieta. Kiekvieną kartą, kai važiuojame į sporto salę, žiūrim, ar didėja bicepsas. O jis kaip mažėja, taip mažėja. Kiekvieną kartą visą laiką važiuoju į sporto salę, taip atsiai nežiūri. Pažiūri veidrodį. Tai va, dabar važiuojam, padarysim jums grinai tiem, kurie nori sportuoti prie turnikų. Pradžiamoksliam visiems, nuo ko pradėti, kaip pradėti, viską normaliai paaiškinsim, tai žiūrėkit šį video iki galo ir susitiksim prie turnikų. Taigi visų pirma, atėję prie turniko turit padaryti gerą apšilimą. Žinoma, riešų, alkūnių, pečių, žodžiu, visą kūną turit gerai apšilti bent jau 10-15 minučių. Svarbiausia nugara, todėl nes pristrukimai yra vis tiek akcentuojami labiau ties nugarą. Taigi, kai padarot visą apšilimą kažkur 10-15 minučių, tada būtent pradėte nuo prisitraukimų. O prisitraukimai yra du būdai. Jeigu jūs norite, žinoma, vyrai dažniausiai nori išdidinti savo nugarą, todėl prisitraukimus atliekame vienu būdu. O kiti, kurie yra, tarkim, gatvės gimnastai, tai workouteriai, jie nori padidinti tiesiog prisitraukimų skaičių, tada yra dar kitoks būdas. Tačiau video aš paaiškinsiu abu šios būdus. Taigi, dabar paaiškinsiu pirmą būdą tiems, kurie nori tiesiog raumenų ir kuo didesnės nugaros. Prisitraukimus jums reiktų daryti tikrai nedaug skaičiaus ir daryti kuo lėtesnius ir su įtempta amplitudė. Ta prasme, nugara, rankos yra pilnai neištiekęs. O kai darot prisitraukimus, prisitraukėt ir iki pat galo nesileidžiat. Čia yra visą laiką įstemta. Oras yra išpučiamas kaip traukėtės ir siūlyčiau daryti maždaug po kokius 4 kartus, kiek jūs maksimum galite padaryti. Bet jeigu jūs, tarkim, padarote kokį 15, tai jums tokio skaičiaus didelio nereikia. Jums užtektų maždaug kokių 8-10 pakartojimų, nes jūs, kai darysit lėtesnius, vis tiek yra žymiai sunkiau negu greitesnius pristraukimus. Tai va, pirmas variantas yra toks. O antras yra tiems, kurie nori padidinti pristraukimų skaičių ir padaryti kuo daugiau pristraukimų. Tai yra piramidės vadinamas principas. Žinoma, ateinat pilnomis jėgomis apšilimo, padarot pirmą kartą savo maksimumą, kiek tai galit padaryti, tarkim, ten, nežinau, 20, 15, kiek jūs padarot. Padarot, pasilsit ir tada jau einat žaisti piramidę. Piramidės principas yra labai paprastas. Ateinat, padarote vieną pristraukimą. Po pristraukimo iš karto eina pailsėjimas maždaug 10-15 sekundžių ir tada darote 2 pristraukimus. Padarote 2, tada vėl pailsi 3, 4 ir taip kylate, kol maksimum nebegalite jau iš viso prisitraukti. Tada pailsite maždaug porą minučių ir darote prisitraukimus atgal, atgaliniu būdu. Tarkim, jūs dainat iki 5, tada einat nuo 5, padarot 5, 4, 3 ir einat žemyn, bet jau tada ant biceps pabūtent. Tai va. Bet aš, žinoma, darau viską lėčiau, todėl nes aš noriu šiek tiek būti didesnis negu visi, o tie, kurie yra gatvės gimnastai, jie daro greitesnius prisitraukimus. Tai va, tai jeigu jūs norite auginti būtent raumenis, platinti nugarą, tada aš jums siūlyčiau daryti lėtesnius pakartojimus su tokiais kaip negatyvais, užlaikymais ir tikrai bus labai efektyvi treniruotė. Tas pratimas, kurį darytumėt, yra spaudimai lygiagrete. Lygiagretės atsispaudimai dirba pagrindė jūsų tricepsas ir krūtinė. Bet daugeliu yra sunku padaryti pirmuosius savo atsispaudimus, tad galite daryti tiesiog tokius kaip negatyvus. Pašokate ir lėtai leidžiate, kuo lėčiau. Daug pašokate ir vėl lėtai leidžiate. Tie, kurie žinoma jau pažengė ir padaro, tai galite daryti tiesiog normalesnius, 90 laipsnių kampu nusileidžiate ir išsitęsite. Žinoma, nedarykite esminės klaidos, dažniausiai daro visi ištęsia pilnai alkūnės ir gadina savo sąnarį. Geriausia būtų daryti štai tokias. Žinoma, gatvės gimnastam tai neaktualu, todėl nes varžybose nepriims kaip taisyklingo, todėl nes ten jie laužo savo sąnarius. Bet jeigu jūs treniruojatės tik dėl savęs, ne dėl varžybų, tai patarčiau daryti būtent tokius nepilnus. Štai taip. Oro išpučiat viršuje. Siūlyčiau daryti maždaug kokius 4 taip priėjimus po kokį 12-15 pakartojimų. Jeigu žinoma tiek nepadarote, tai stenkitės kiek jau išeina. Tai padaryti būtent spaudimo lygiagretės.